Sveiki, aš esu Greta Vilkelytė. Kartu su savo kolege Goda Damaševičiūtė pristatysime Nekilnojamojo kultūros paveldo fondo steigimo galimybių studiją. Šis projektas buvo vykdomas nuo 2025 m. rugsėjo iki 2026 m. kovo. Jo tikslas pasiūlyti tvarų ir ilgai paveldo finansavimo modelį. Pristatymo metu trumpai aptarsime projekto kontekstą, esamą situaciją, užsienio praktikas bei galimus fondo modelius ir mūsų rekomendacijas. Šiuo metu kultūros paveldo apsaugos sistemai Lietuvoje trūksta stabilaus ir tęstinio finansavimo. Dėl to daugelis paveldo objektų tvarkomi fragmentiškai, o ilgalaikė jų priežiūra tampa tikrai sudėtinga. Naujoje Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakcijoje numatytas fondo steigimas, kuris galėtų veikti kaip papildomas finansinis instrumentas. Tai fondo modelis nėra dar aiškiai apibrėžtas ir ši galimybių studija yra pagrindas tolimesniems sprendimams. Analizuojant esamą situaciją išryškėjo keli pagrindiniai iššūkiai. Pirmiausia, aiškios strategijos trūkumas, kuris apsunkina nuoseklų paveldo objektų išsaugojimą ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimą. Taip pat finansavimas dažnai yra projektinis ir neprognozuojamas, todėl darbai atliekami fragmentiškai. Dar viena problema – skirtingų objektų valdytojai konkuruoja tose pačiose finansavimo programuose, o paraiškų procesai dažnai yra sudėtingi ir ilgi. Be to, sistema mažai skatina visuomenės ir objektų valdytojų finansinį prisidėjimą, o konsultavimo galimybės įvairiose projektų etapuose yra tikrai ribotos. Analizuodamos užsienio patirtį, matėme, kad daugelėje šalių paveldo fondai veikia kaip ilgalaikiai finansiniai instrumentai. Jie pritraukia diversifikuotus finansavimo šaltinius, valstybės lėšas, privačias investicijas, paramą ar fondų grąžą. Tokie fondai dažnai turi aiškias strategijas ir prioritetinės finansavimo kryptis. Be to, svarbus vaidmuo skiriamas informacijos sklaidai ir konsultavimui, padedant organizacijoms ar savininkams gauti finansavimą. Fondo veikla dažnai remiasi ir plačių ekspertų, savanorių bei institucijų tinklu. Greta fondų valstybės taiko ir mokestinės lengvatas, skatinti investicijas į paveldą. Studijoje siūlome 3 fondo modelius. Pirmasis – neliečiamojo kapitalo fondas, kuris veikia kaip ilgalaikis finansinis instrumentas. Tokio tipo fondas generuoja investicijų grąžą, iš kurios finansuoja fondo veiklas. Fondo modelis mažiau priklauso nuo biudžeto svyravimų, o ateityje gali tapti save išlaikančių mechanizmų. Antrasis – išteklių fondas, veikiantis kaip valstybinė sąskaita, skirta pasiekti konkrečius tikslus per nustatytą laikotarpį. Šis fondas remiasi biudžeto lėšomis, o privačių lėšų pritraukimas yra gana ribotas. Teisinis fondo reglamentavimas yra sudėtingas ir turi nemažai apribojimų. Tokio fondo analogai, kelių fondas ir gynybos fondas veikia dar neilgai. Trečiasis – labdaros paramos fondas, veikiantis kaip paramos pritraukimo instrumentas, orientuotas į visuomenės ir verslo paramą. Toks fondas gali pritraukti papildomų lėšų, tačiau pritraukimą lems fondo sklaida ir skaidrumas. Įvertinus skirtingų modelių privalumus ir trūkumus, rekomenduojame neliečiamojo kapitalo fondą. Tokio fondo esmė – investuoti sukauptą kapitalą, o paveldo projektams naudoti tik investicijų grąžą. Skaidrėje galite matyti, kaip kasmet kapitalą papildant 500 000 eurų, jis investuojamas ir generuoja 7% grąžą. Jei kasmet investicijoms būtų paskirtas ne tik 500 000 kapitalas, bet ir reinvestuojama 7% grąža, per 20 metų pats fondas jau generuotų didesnės lėšas, nei jam kasmet paskiriama suma. Tai užtikrintų ilgalaikį ir tvarų finansavimo paveldo projektams. Valstybiniai neliečiamojo kapitalo fondai egzistuoja ir kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Suomijos Citros fondo investicinio turto vertė per 57 metus padidėjo net 12 kartų. Be fondo steigimo pateikėme ir platesnės rekomendacijas paveldo finansavimo sistemai. Viena svarbiausių – parengti aiškią paveldo išsaugojimo strategiją su konkrečiais prioritetais ir veiksmais. Taip pat siūloma diferencijuoti finansavimo tvarką pagal projektų tipus ir prioritetinės kryptis. Svarbu stiprinti konsultavimo ir kompetencijų ugdymo priemonės suinteresuotoms šalims. Be to, siūloma taikyti mokesčių lengvatas paveldo objektų valdytojams ir finansuoti visus išsaugojimo etapus, nuo tyrimo iki ilgalaikio objekto įveiklinimo. Tolimesni žingsniai turėtų prisidėti nuo paveldo išsaugojimo strategijos ir veiksmų plano rengimo.
Taip pat svarbu organizuoti diskusijas su suinteresuotomis šalimis, siekiant nustatyti prioritetinės finansavimo kryptis. Kitas etapas – atlikti detalę finansinio fondo modelių analizę. Galiausiai reikėtų nuspręsti, kokią formą fondas galėtų investuoti į paveldą. Apibendrinant, paveldo fondo steigimas yra svarbus žingsnis siekiant tvaresnio kultūros paveldo finansavimo Lietuvoje. Strateginių finansavimo krypčių identifikavimas ir tikslingas fondo modelio pasirinkimas gali itin teigiamai papildyti jau esamą nekilnojamo kultūros paveldo finansavimo sistemą. Įgyvendinti sistemos tobulinimo rekomendacijas ir steigti fondą toliau sieks Kultūros ministerijos kultūros paveldo politikos grupė ir jos vadovė Rugilė Puodžiūnienė. Daugiau projekto dokumentų ir visą susijusią informaciją rasite Kurk Lietuvai puslapyje. Ačiū už dėmesį.